Sveiki draugai, motociklas Vonė ir vėl keliaujam po Lietuvą. Tai atvykau šiandien į vaikystės kaimą Šėtą, kuri randasi Kauno apskrityje Kėdainių rajone. Planuoju čia užsiimti nardymu, apžiūrėti, aptarinėti apylinkės, apie tai bus šis video. Kam patinka mano kuriamas turinys, nepamirškite paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam! Na, pakalbėsime trumpai dabar apie Šėtos miestelio istoriją. Tai kaip matote, puikiai bažnyčia miestelio centre, pastatyta 1499 metais, tai viena iš seniausių bažnyčių regione. Šėtos miestelio įkūrimas yra datuojamas kaip 1362 metai, tai 10 metų netgi anksčiau negu paminėti Kėdainiai. Turi keletą lankytinų tokių objektų, tai vienas iš jų yra paminklas baro konfederatams. Na, prie jo, manau, nuvažiuosime, miestelio pašonėje šis paminklas. Ir yra išskirtinė koplyčia kapinėse su kolumbariumu, kuris yra ne sklepe, ne Rūsyje. Keletą datų apie šį miestelį, tai 1919 metais, vasario 11, ties Šėta laimėtos labai svarbios visai Lietuvai lietuvių kautynės su bolševikais. Ir 1939 metais pastatyta viena didžiausių pieninių tuometinėje Lietuvoje. Tai tokie faktai. Apie gyventojų populiaciją galime pakalbėti. Pagal 21 metų surašymą 741 žmogus gyvena Šėtos miestelyje. Na, iš įdomesnių tokių skaičių, kad matau 1897 metais gyventojų buvo netgi dvigubai daugiau, 1670. Tai klestėjimo laikotarpis pagal populiaciją matosi, kad buvo iki 1903 metų, o po to populiacija buvo sumažėjusi ir iki 800 ir vėl pakilusi iki 1000, na ir dabar vėl yra mažiau gyventojų šiek tiek. Dabar galim pakalbėti apie patį ryšį su šiuo miesteliu ir mane. Na, tai yra mano vaikystės kaimas. Čia savęs ieškau, prisimenu įvairius įvykius, įvairias vietas. Na, ir, kaip sakant, medituoju, su savim pabūnu. Tai dėl to nutariau ir pasidalinti su jumis apie ryšį su Šėta ir trumpa šio miestelio istorija. Na, atvykau pirmo lokaciją prie Sangailių piliakalnio, po to užlipsim į piliakalnį. Tai dabar esu prie žvyro karjero, kur nardydavau seniau, atvarydavau maudytis vakarais, kai būdavau kaime. Nežinau, tiksliai čia baravykai ar čia kazlėkai, gal kazlėkai kokie. Kiek grybų, šakės. Pilna. Gera vieta reiškia. Na, motociklą čia pasistačiau, tokie vietelė, einam parodysiu prie vandens, kaip atrodo. Pati vietelė, susiruošim, žadu nardyti su GoPro kamera, kad galėtume pasižiūrėti, neatsimenu tiksliai, ir čia šita vieta pagrindinė yra, čia pagrindė yra dugnas, žvyras, tai akmenis, labai skaidrus vanduo, švarus yra. Ir čia aplinkui šituose apylinkėse, aš kiek atsimenu seniau, kai nardydavau su akvalangu, tai čia super vaizdai. Tai va dabar pirmą lokaciją čia išbandysim, pažiūrėsiu kaip kas, paskiau važiuosim už miesto, ten į kitą pusę yra toks šilelis už miestelio ir ten bandysim kitoje lokacijoje prasinardyti, pažiūrėsim, kur vanduo skaidresnis, kur didesnių žuvų pamatysim. Tikėkime, kad GoPro kamera atlaikys. Pirmą nardymą baigiau, tai vaizdelių tikrai fainų. Aišku, šiek tiek prižėlęs dugnas, niekas gal tiek nebesimaudo kiek seniau, tai žmonių visą laiką būdavo pilna, bet kaip visur Lietuvoje maži miesteliai, kaip žinia, tuštėja, tai čia nieko naujo. Pakelsiu droną, šiek tiek pasižiūrėsime pačią apylinkę iš viršaus.
Užskaitau tikrai super, tuoj važiuosim neužilgo į kitą lokaciją, tada eisiu dar patyrinėti vaikystės vietas ir greičiausiai ieškosiu, kur apsistoti nakčiai. Panardžiau ir prie pat yra Sangilių piliakalnis, tai einam užlipsim, pažiūrėsim, koks vaizdelis atsiveria nuo jo. Tai pats piliakalnis atrodo štai taip. Vaikystėje, kiek teko būti kaime, niekad nebuvau ant jo užlipęs. Na, bet dabar, kaip sakant, turiu daugiau čia laiko, pats galiu atvykti, tai pasinaudosiu progą ir užlipsim. Lipam į viršų. Na, kiek suprantu, stoviu aukščiausiai vietai, tai panorama atsiveria tokia medžiai aukštesnių už piliakalnį. Na, į kitą pusę šiek tiek matosi, va. Ten link šitos pusės matosi bažnyčios bokštas, dar tuoj pritrauksiu. Štai. Na, viskas sužėlė. Dar kažkoks karjeriukas mažas. Gerai, dabar keliausim į kitą pusę, ten toli. Už kokių 5 kilometrų. Tai bus kita lokacija. Kol leidžiuosi nuo piliakalnio, galim pakalbėti. Labai džiaugiuosi savo enduro motociklu. Iš tikrųjų, vėl nuotykiai, vėl užplūdo adrenalinas. Važinėjau su čioperiu, tai, na, būdavo tų tokių kelių nepravažiuojamų tikrai, kur negalėdavau nuvažiuoti visokias įdomias vieteles. O dabar su enduro, tai ar žvyras, ar perkės, ar tešlynai, ar dar kažkas tikrai nėra baisu. Tai tikrai džiaugiuosi šiuo savo pirkiniu pasirinkimu. Tai kas, jeigu nematėt video, yra pas mane YouTube kanale porą video apie šį motociklą, kaip remontavau, ruošiau šiom atostogom, kelioniam. Tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, nes jeigu kas ieškot enduro motociklo, tai BMW šitas tikrai yra tam tikra kategorija žmonių, kur labai geras pasirinkimas. Na, man tai tikrai yra. Aš tikrai labai džiaugiuosi ir nenorėčiau kažką kitą keisti jo. Toliau keliauju po šitas apylinkės, nusukau nuo kelio šiek tiek, pavažiuoti žvyrkeliuku ir toj parodysiu, ką atradau. O atradau Normainių koplytėlę, kurioje niekad nesu lankęsis. Pastatyta, kaip mato, 1852 metais. Jie yra kaip paminklas Lietuvos, labai svarbus Lietuvos valstybingumui. Yra pastatyta atminti aukų, kurios kovojo už Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Atminimui. Tai tikrai įdomi vieta, kurioje nesu buvęs. Sunku perteikti, su telefonu filmuoju, bet dydis jos tai maždaug gal 10 metrų kažkur. Tai tikrai gan didelis. Na, keliaujam toliau, nes daug čia tų atradimų šitam regione. Daug nematyta, daug neregėta, labai gražu visur. Tai kas byloja, kad čia tikrai yra ūkininkų kraštas, žemdirbių. Tai kad visi keliai tiesiog, matot, pilna grūdų, pelų. Atvykau į antrą lokaciją, bet čia neis panardyti, nes kadangi yra kasama, vyksta kasybos darbai karjere, vanduo drumzlinas, nėra nei to įdomumo, nei nieko. Ta prasme, nepamatysim gerų vaizdų su kamera po vandeniu, nes labai uždrumsta yra. Pakelsiu droną, gal iš viršaus apsidairysiu, gaila, čia tokia vietelė buvo, čia dugnas būdavo šitam karjere su dar didesniais akmenim, dar įspūdingesnis, kiek atsimenu. Ir labai staigiai gilėdavo, būdavo taip va. Na, ką darysi, einu pakelsiu droną, paskraidysim ir važiuosim. Dar yra daug lankytinų vietų ir dar pasižiūrėjau, kuo aplinkui yra 20 km 30 spindulių, tai vargiai ar čia per 2 dienas atvažiuosiu viską. Pasirinksiu įdomesnius objektus, kažką savo pasiliksiu, ne viską filmuosiu, nes, na, čia tokia dvasinė labiau man kelionė, atostogos, tai galiu savo tai leisti, manau. Na, dabar vyksta važiavimo bekelio etapas ir porą kilometrėlių. Na, šioj kelionė visokios trasos turiu. Sukam ratuką toliau, tai atlėkiu iki Verpių, užlipau piliakalnį. Eisim dabar apsižiūrėti, čia dar keletą yra tokių įdomesnių objektų. Na ir tada galvosim, kur traukti toliau. Na, tai esu Verpiuose, lankau vandens malūną. Tai
Štai lentelė, šio vandens malūno yra aprašymas. Pats vandens malūno ratas, štai čia, to parodysiu iš arčiau. Tai būtent šioje vietoje buvo vandens malūnas, štai Verpių ežeras. 7-8 dešimtmetį buvo nugriautas šio vandens malūnas. Na, o dabar čia yra tik tokia dekoracija. Įdomi vieta. Grįžau vėl iš Šėtos apylinkės, tyrinėjau, važinėjau prie Stašaičių piliakalnio ir dabar važiuodamas palei kelią radau tokį įdomesnį objektą, apie kurį tuoj papasakosiu ir parodysiu. Tai štai yra, kaip matot, kažkoks pastatas, įtariu, kad tai yra buvęs vandens malūnas irgi. Tai vat niekur toli reikėjo nevažiuoti, prie pat Šėtos yra. Čia teko upelis Obelis, kuri teka irgi per Šėtą, eina čia palei kelią. Tai einam dabar pažiūrėsim į tuos griuvėsius, neatsimenu jų. Važiuodom, čia kažkada būdavo senelio protėvių mano žemės. Į tą pusę važiuodom, prie miško ten su šienu turėdavom darbų, kaip ir visi vasarą, kas atvažiuodavo į kaimą. Ir nebeatsimenu netgi šitų griuvėsių, šito pastato. Pažiūrėkim, kas išlikė viduje, kaip matot. Senas tikrai pastatas, platesnis vaizdas. Jo, panašu, kad buvo tvirtinimo kažkokie elementai, greičiausiai tai čia buvęs malūnas bus. Irgi vandens. Bet matosi apačioje, kad buvo kažkokie langiukai, jau jų nebėra, tai čia gali būti, kad užversta yra. Na, čia atliekant kokius kasinėjimus, manau, kažką įdomus būtų įmanoma rasti. Pažiūrėkim, kaip atrodo iš šitos pusės pats upelis. Įdomi vieta, įdomi istorija. Praėjo daug metų, net nebeatsimenu šitos vietos. Kaip matot, vanduo jau išgraužas. Na, keliaujam toliau ieškoti piliakalnio. Pavyko pasiekti namus, pravažiavau šiandien 419 km, tai dabar pakalbėkime apie pačią kelionę ir kaip man sekėsi. Tai šiandien pravažiavau 40% maršruto maždaug bekelė, žvyrkelių ir miškais ir 60 asfaltų. Tai norėjau prasitestuoti prieš kitą savaitę savo kelionį į Latviją, kur žadu lankyti visokias vietas, kažkiek tetą pravažiuoti. Tai motociklas atlaikė puikiai, be jokių gedimų. Tikrai buvo įdomi patirtis, nes tiek bekelė nesu niekad važiavęs. Ir tikrai buvo labai sunkių ruožų, tokią tarką nesu net važiavęs. Tai ačiū, kad stebėjot, kam patiko šis video, nepamirškite paspausti like, parašyti komentarą ir susitiksime kitose video. Iki.